Aš Ignas Kubiliūnas. Ir Emilija Jefimovaitė. Ir su jumis Ralio žinios. Balandžio 6-12 dienomis mūsų gimnazistai vyko su projektu Erasmus į Ispaniją. Ignai, kada pas mus atvyksta Erasmus projekto dalyviai? Ispanai atvyksta gegužės 25 dieną, o italai 26. Laukime, nesulaukime jų. Taigi, pasiklauskime tą progą vienos iš dalyvių apie kelionės įspūdžius Ispanijoje. Sveika. Sveiki. Taigi, kaip sugalvojai dalyvauti Erasmuso projekte? Iš tiesų, aš pamačiau plakatą, pranešimą ir man dar taip pat pranešė pavaduotoja. Tai va, taip ir pagalvojau ir visą būtų smagu. Taip. Na, kaip pati kelionė? Kas labiausiai patiko? Labiausiai patiko? Labiausiai patiko ir šokiravo iš tiesų gamta. Gamta skiriasi nemažai nuo Lietuvos ir taip pat labai patiko jų kultūra. Taip pat skiriasi labai daug. O pati kelionė, tai, žinoma, visi pavargome, bet tikrai įspūdžių kupini ir laimingi. Na, ką galėtum palinkėti žmonėms, kurie taipogi norėtų daug keliauti, bet vis neranda galimybės kaip? Raskite galimybės, tikrai keliaukite, galbūt ko nors reikia atsisakyti. Pavyzdžiui, man teko atsisakyti kai kurių kontrolinių, ar kaip čia pasakys, šiek tiek praleisti pamokų, bet užtat buvo labai smagus laikas ir tikrai patobulėjau per tą laiką, tai tikrai palinkėčiau dalyvauti visada. Ačiū, Emilija, ir linkime toliau keliauti. Birštone vyko 64-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Joje dalyvavo mūsų gimnazistas Emilis Kazikėnas ir užėmė 3-ąją vietą. Sveikiname Emilį ir dėkojame fizikos mokytojai Ritai Morkaitinai. Rajone vyko Lietuvos mokyklų šaškių žaidynės. Mūsų gimnazistai užėmė 1-ąją vietą. Sveikiname juos ir dėkojame Svajūnei Sparčiai. 9 metai iš eilės vyksta gimnazijos tinklinio turnyras. Sveikiname prizininkus ir 1-ąją vietą užėmusią komandą Gražuliukai, bei jos narius Danguolė Venckutė, Daumantas Petrauskas, Eivinas Karažas ir Liepa Šušaitė. Gegužės 1-ąją vyks Europos savaitė. Joje dalyvaus daug svečių. Pakalbinkime vieną iš organizatorių, kad papasakotų plačiau. Sveiki. Taigi, kokia veikla nusimato būsimos Europos savaitės metu? Iš tiesų nusimato labai įdomi veikla. Atvažiuos tikrai labai daug įdomių žmonių. Tie žmonės kalbės iš tiesų apie labai daug temų. Tai nebus koncentruota vien į Europos temą, tai bus bendrai, ką reiškia pačiam žmogui Europą, taip pat bus kalbama apie įvairias Europai svarbias problemas, tačiau bus, pavyzdžiui, Lietuvos moksleivių parlamento atstovai, kurie vėlgi supažindins su dar kitomis temomis ir kaip žinia, kitais metais yra Lietuvos moksleivių parlamento rinkimai, tai būsimiems žmonėms, kurie domisi šią veiklą, bus tikrai labai įdomu. Vėlgi, atvažiuos, kaip ir minėjau, labai daug svečių, tadgi taip pat Emilija dar ką? Vyks protmūšis ir orientacinis. Na tai kokio amžiaus galės dalyvauti žmonės šiuose veiklose? Šiaip nėra limituota, tad galės ir 9-okai, ir 10-okai, ir 11-okai, ir 12-okai, nes paskaitos tikrai yra vertos dėmesio, nes orientacinės irgi yra labai smagios, tad kviečiame visus registruotis, sekti mūsų mokyklos Facebook'o naujienas, tikrai pamatysite tiek ir plakatus, tiek ir registraciją, informacija bus pranešta seniūnams, tad sekite naujienas. Dėkui. matysite. Šią savaitę 10-okai laikė kalbėjimo įskaitą. Pasiklauskime, kaip jiems sekėsi. Sveiki. Kaipgi sekėsi ruoštis kalbėjimui, ar buvo sunku išsirinkti temą? Kalbėjimui sekėsi ruoštis labai gerai, lengvai išsirinkau temą ir lengvai išmokau. Na, pats kalbėjimas kaip sekėsi, ar nebuvo baisu kalbėti? Kalbėjimas sekė visai gerai, iš pradžių jaudinausi, buvo baugu, bet po to viskas ėjo į savo vietas. Na, ko galėtumėte palinkėti būsimiems 10-okams? Galėčiau palinkėti didžiausios sėkmės ir labai nepergyventi. Ačiū Jums. Su jumis buvo Ralio žinios Ir aš Ignas Kubiliūnas. bei Emilija Jefimovaitė. Geros jums likusios savaitės. When I